Ši žinia gali šokiruoti net užkietėjusius skeptikus. Mūsų planeta išgyveno vėrimo sezoną. Klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis 2023 m. vasara buvo karščiausia per visą orų stebėjimo laikotarpį. Temperatūrų skirtumas tarp praeities ir dabarties labai didelis. Padažnėjo ekstremalaus karščio bangos, o pasaulio vandenynas dar niekada nebuvo taip įkaitęs. Pirmoji 2023 m. rugsėjo savaitė pasirodė ne ką mažiau karštesnė, tik jau pagal kritulių kiekį iškritusi visoje planetoje per tokį trumpą laiką. Žiūrėk vaizdo įrašą iki galo, kad pamatytum visą vaizdą, kas vyksta ir sužinotum apie augančios klimato krizės sprendimus. Rugsėjo 2 dieną dėl ekstratropinio ciklono praslinkusio virš Brazilijos, pietinėse Rio Grande do Sul ir Santa Catarina valstijose prasidėjo smarkios liūtys su kruša, potvyniai ir nuošliaužos. Dėl spartaus upių vandens lygio kilimo iš savo namų paskubomis pasitraukė daugiau nei 10,5 tūkstančių žmonių. Šis gamtos įvykis pateko į daugiausiai aukų pareikalavusią nelaimę šalyje. Pagal rugsėjo 7 dienos paskelbtą oficialų biuletenį žuvo 42 žmonės, o 25 dingo be žinios. Valstijų ekonomika, kuria daugiausiai sudaro žemės ūkio sektorius, taip pat patyrė milžinišką žalą. Rugsėjo 2-4 dienomis audrų sistema Dana atnešė smarkų lietų ir stiprų vėją į didelę Ispanijos dalį. Greitosios pagalbos komandos reagavo į vykstančius incidentus Katalonijoje, Valencijoje, Andalūzijoje, Kastilijoje ir Leone, Kastilijoje, Lamančoje ir Madrido regione. Be to, 2 paskutiniai regionai dėl nelaimės mastų paprašė vyriausybės paskelbti nukentėjusias savivaldybės nelaimės zona. Dideli potvyniai sugadino energetikos ir transporto infrastruktūrą, gyvenamosius pastatus ir didelius žemės ūkio paskirties plotus. Buvo atlikta gyventojų evakuacija ir daugybė gelbėjimo operacijų. Visų pirma, 10 žmonių teko evakuoti iš užtvindytų automobilių. Buvo pranešta apie žuvusius ir dingusius be žinios žmonės. Pagal savo destruktyvų poveikį, Dana tapo aršiausiu šių metų oro reiškiniu šalyje. Turkija išbandė 2 elementus vienu metu – ugnį ir vandenį. Smarkios liūtys sutrikdė gyvenimą daugelį šalies provincijų. Rugsėjo 3 dieną Juodosios jūros regione kilo didžiuliai potvyniai. Samsūne vos per 6 valandas iškrito 2 mėnesių kritulių norma. Žmonės įstrigo vandens pastuose savo namuose ir darbo vietose. Kriokiančios srovės tiesioginė to žodžių prasme vertė automobilius užlietuose keliuose. Po 2 dienų potvyniai apėmė Turkijos sostinę Stambulą. Labiausiai nuo smarkios liūties nukentėjo didmiesčių šiaurėje esantys Arnavitkoj ir Basarkešir rajonai. Ten buvo užlieti beveik 2000 namų, parduotuvių ir administracinių pastatų. 10 žmonių atsidūrusių patalpose, į kurias pateko vanduo, internete paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose šaukėsi pagalbos. 2 žmonės tapo blogo oro aukomis, o daugiau nei 30 buvo paguldyti į ligoninę. O rugsėjo 4 dieną Stambulo provincijos Maltepės rajone esančiame miško plote kilo sparčiai besiplečiantis gaisras. Liepsnos kėlė grėsmę gyvenantiems pastatams. Vietos gyventojai padėjo ugniagesiams gesinti gaisrą. Ta pačia diena audros ciklonas Danielis iš Egėjo jūros smogė vakarų ir vidurio Graikijai, įskaitant šalies sostinę Atėnus. Lietus su intensyvia perkūnija nesiliovė keletą dienų. Anot Atėnų nacionalinės observatorijos vyriausiojo meteorologo, Voloso regione per 24 valandas iškrito nerealus kritulių kiekis. Daugiau nei pusė metinės normos. Nacionalinis meteorologinių stočių tinklas ir kitose regionuose užfiksavo rekordinį kritulių kiekį. Beje, kai kurie jutikliai nustojo perduoti duomenis dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų, kol dar tęsėsi liūtys. Graikijos Donos krepšys, Tesalijos lygumos, atsidūrė po tonomis vandens. Ištisi kaimai virto ežerais. O gelbėtojų sraigtasparniai negalėjo pakilti dėl stipraus lietaus ir dažno žaibo.
Dėl to ne visi, kuriems jau skubiai prireikė, pagalbos sulaukė laiku. Gauta informacija apie žuvusius ir dingusius be žinios. Audros padaryta žala dar neapskaičiuota. Rugsėjo 3 dieną taifūnas Haiku užklupo Taitungo apygardą rytų Taivane. Vėjas, kurio gūsiai vietomis siekė 195 km/h, lengvai vertė medžius ir metalinės konstrukcijas. Dažnai rimtą pavojų žmonėms kelia griūvantys medžiai. Tačiau ankstyvos evakuacijos dėka žmonių gyvybės buvo išgelbėtos. Kitą dieną taifūnas pasirodė ir antrą kartą, šį kartą salos pietvakariuose, Gaosiongo mieste, kur taip pat padarė didelę materialinę žalą. Po dienos taifūnas Haiku atnešė itin stiprią liūtį į daugelį Kinijos Fudziango provincijos miestų. Dėl nelaimės žuvo žmonės ir buvo evakuota daugiau kaip 114 tūkstančių žmonių. O rugsėjo 7-8 dienomis taifūnų Haiku likučiai užklupo didelį Kinijos miestą Šendženą. Tai buvo pats stipriausias lietus nuo stebėjimų pradžios. Vos per 3 valandas iškrito 247 mm kritulių. Tomis pačiomis dienomis dėl taifūno Haiku sukeltų intensyvių liūčių kaimyninėme Honkonge kilo didžiuliai potvyniai. Automobilių eismas visiškai sustojo. Žmonės buvo priversti lipti ant savo automobilių stogų. Vanduo užliejo pirmosius pastatų aukštus ir keletą metro stočių. Honkongo observatorija užfiksavo 158 mm kritulių per valandą. Šis skaičius beveik per 140 stebėjimų istorijos metų yra naujas rekordas. Verta paminėti, kad Honkongą ir Kiniją liūtys pasiekė praėjus vos savaitėje po galingiausių per 5 metus taifūnų Saolą. Pirmąsias 7 rugsėjo dienas kitose šalyse kilo potvyniai ir krušos. Išvardinsime tik keletą iš jų. Krušos audra Kahetijoje, Gruzijoje. Kumščio dydžio kruša ir audringi vėjai padarė žalos vynuogynams ir dirbamai žemei. Apgadinti namų, automobilių stogai, elektros stulpai, kruša ir potvyniai Portugalijoje. Nuo smarkaus lietaus ir krušos labiausiai nukentėjo Valpaso ir Mirandelo savivaldybės. Kai kuriuose Trasos Montės regionų ūkiuose buvo sunaikinta iki 70% alyvmedžių giraičių ir vynuogynų. Potvyniai šiaurės vakarų Alžyre. Dėl stiprių liūčių Tlemcen ir Al-Bayat provincijose žuvo 8 žmonės. Potvynis Panamoje. Intensyvūs liūtys sukėlė staigius potvynius Kolon, Panamos ir Kokle provincijose. Kruša Novosibirske, Rusija. Šio net sinoptikams netikėto orų reiškinio pasekmės – apgadintas derlius, sudaužyti automobiliai ir eilės prie greitosios pagalbos skyrių. Potvynis Bulgarijoje. Dėl smarkių liūčių šalies Juodosios jūros regiono pietuose po vandeniu atsidūrė pakrantės miestai ir miesteliai. Sarajevo savivaldybė paskelbė nepaprastą padėtį, taip pat vietos gyventojų ir turistų evakuaciją. Žinoma apie 4 žmonių mirtį. Tuo pat metu planetą pradėjo drebinti galingi žemės drebėjimai. Rugsėjo 6 dieną 6,2 balų žemės drebėjimas sukrėtė centrinę Čilės pakrantę ir paliko daugiau nei 80 tūkstančių klientų Koluimbo regione be elektros energijos. 100 tūkstančių žmonių pajuto stiprų drebėjimą. O jau rugsėjo 8 dieną Maroke įvyko retas žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 6,8 balų, kitais šaltiniais 7. Žemės drebėjimas sukrėtė šalies centrą. Jų epicentras buvo netoli populiaraus turizmo ir ekonomikos centro Marakešo. Tai stipriausias žemės drebėjimas šioje teritorijoje per pastaruosius 120 metų. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis Marakešė ir aplinkiniuose regionuose nukentėjo daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Drebėjimas truko vos 1,5 minutės, tačiau per šį laiką kai kurių miestų išvaizda pasikeitė neatpažįstamai. Pastatų sienos akimirksniu virto dulkėmis ir šiukšlėmis. Pakalnėse gyvenantys liudininkai pasakojo, kad kai kurie miestai buvo visiškai sunaikinti. Žemės drebėjimas prasidėjo arčiau vidurnakčio, žmonės šoko iš lovų ir bėgo į gatves.
Šiomis akimirkomis namų sienos ėmė drebėti ir viskas, kas buvo viduje ir išorėje, krito tiesiai žmonėms ant galvų ir vertė juos iš kojų. Atrodė, kad sprogo bomba, sakė kai kurie liudininkai. Rugsėjo 10 dieną jau buvo žinoma apie daugiau nei 2000 žuvusių ir maždaug tiek pat sužeistųjų. Deja, šie skaičiai ir toliau didės. Po tragedijos labai trūko vandens ir maisto, taip pat gelbėjimo įrangos. Ir ilgainiui žmonės neturi finansinių galimybių atstatyti savo namus, jau nekalbant apie savo moralės būklę po patirtų išgyvenimų. Kaip matome, daugelis šalių jau susiduria su pasauliniais klimato kaitos padariniais. Tačiau kodėl tarptautinės organizacijos, įskaitant Jungtines tautas, dar nepradėjo kurti vieno pasaulinio mokslo centro, kuris spręstų klimato kaitos problemą? Kodėl vis dar nėra pasaulinės gelbėjimo tarnybos ir veiksmingo ekonominio modelių, laiku suteikiančių pagalbą visiems nukentėjusiems nuo klimato nelaimių? Klimato krizė blogėja, o vienintelis būdas išspręsti šią problemą yra skubus geriausių pasaulio mokslininkų bendradarbiavimas. O greitas reagavimas ir pastangų koordinavimas galėtų išgelbėti daugybę žmonių gyvybių, kurias klimato cerberis nusineša kiekvieną dieną.